Gerai. Tu irgi pasidėk prie savo pelytės. O, Ne, čia tai ne. buim. Su šitokiu reklaminiu intarpu iš karto prasideda Bosto krabas. Tai net ne intarpas, o reklaminė įžanga. Matome, koks yra, kaip sako jaunimas. Žinai, kaip sako jaunimas apie prekes su tam tikrais logotipais, prekinė ženklų ir panašiai. Nu, kadangi aš ne jaunimas, tai nežinau. Merčas. Merčas. Taip. Tai čia yra merčas, kurio niekur negalit nusipirkti, tai jis yra unikalus, tai mes bandysim kaip NFT, kaip buvo visokie gorilų paveiksliukai fotografuojami ir atseit čia jau, nes kadangi tik vienas unikalus toks paveiksliukas, tai jisai labai brangus, tai čia irgi tas pats. Mes susitinkame su jumis, filmuojame sekmadienį, susitiksim pirmadienį, atsiprašau, po Suzukos trasos įvykių. Ir šiokią tokią apžvelgsime situaciją, kokią turime Formulė 1. Kaip tau šis lenktynė šiandien buvo vyresnysis krabai? Neskaitant to, kad ir anksti reikėjo keltis, aišku, ne taip anksti, kaip kad Australijoje buvo. Tai 8 vis tiek buvo anksti, bet ir kavos liktai bandžiau gerti, bet lenktynės, sakyčiau, nebuvo labai įtemptos, jeigu taip pasakyti. Nenoriu pasakyti neįdomios, bet nebuvo įtemptos. Buvo nuspėjamos pakankamai. Taip, ir kažkaip pačiam gale buvo šioks toks susijaudinimas azarto prasme, kai Russellas pradėjo gaudyti Norrisą. Ir tada dar žiūrėjom, galvojom, ar bus čia jau laikėm špygas, kad Sainzas su Leclercu pakovotų, bet buvo ten labai toks paprastas racionalus praleidimas iš principo, tai šiaip Leclercui bonuso respekto taškai, kad jisai realiai sunku atiduoti podiumą. Gi būdavo nemažai variantų, ypač su Vetteliu ir Weberiu, kai jie pykosi žymiai, kai Brazilijai buvo liepta praleisti, jeigu neklystų Brazilijai ir nors ne gal Malaizijai. Nesvarbu. Esmė tame, kad nepraleido Vettelis ir buvo dėl to labai susigadinę santykių su Weberiu. Vettelis su Weberiu. Ir vienu žodžiu, tai branda iš Leclerco pusės. Tokia. Aišku, aš sakyčiau tai, kad jis turi garantuotą kontraktą ilgalaikį su Ferrari, o Sainzas jau nebeturi kontraktą, tai todėl gal jis ramiau praleidinėja. Bet šiaip kažkas yra negerai su Leclercu. Apendicitas. Ne apendicitas, o apendiksas. Maišo reikėjo išoperuoti, aišku. Taip. Tai Sainzas dėl to taip gerai ir varo, lengvesnis kur kas. Tai situacija tokia yra su rezultatu. Ar tu nori kažką dar pridurti? Ne, aš galvoju, kad mes iškart galim ir pereiti iš pradžių prie šios dienos lenktynių rezultato. Taip. Verstappenas pirmas, dar su greičiausiu ratu, 26 taškai, nieko nuostabaus. Perezas, nors ir atsiliko 12,5 sekundės nuo Verstappeno. Daug. Bet realiai nebuvo, kad jisai prastai šiandien važiuotų. Ne, jis gerai. Jokių šansų nebuvo nei Ferrari, nei McLarenų, nei vienam pilotui jokių šansų nebuvo kažką prieš pastatyti Perez. Ir aš dabar galvoju, kad tas 12 sekundžių su pusė tai nėra, kad Perezas blogai važiavo, tiesiog koks jam tikslas yra rauti priekį, nesaugiai važiuoti. Tikslas, manyčiau, prieštaraučiau. Mano nuomonė, jam yra didžiulis tikslas bandyti bent jau neatsilikti, ne tai, kad kovoti su Verstappenu, bet jeigu... Bet efektas tas pats, 12, tas antra vieta, nes jis tikrai neaplenks. Bet aš asmeniškai norėdamas vildamasis, kas jau yra kaip ir manau, jis nepratęstų jo sutarties, bet vildamasis, kad su manim pratęstų sutartį Red Bullis, aš turėčiau rodyti kovą su Verstappenu, bet kai aš nerodau kovos su Verstappenu, tai natūralu, su manim nepratęs. Tai aš būčiau suinteresuotas vien dėl to, kad su manim pratęstų, nes tada, pasamdys Red Bullis kažkokį tai, kitą, tą patį Sainzą, kuris nebeturi kontraktą. Yra tiesos. Negaliu visiškai nesutikti su tuo. Sainzas buvo trečias, buvo pabaigoje, kai su Leclercu turėjo keistis vietome, apie ką taip ir pakalbėjom trumpai. Tai Sainzas toliau kiek tik važiavo, tiek ant podiumo lipo, kaip jeigu neklystu, ne? Taip. Ir dabar trečias ir po apendicito pirmas.
Ir Leclercas yra 4 vietoje su 12 taškų, tai Ferrari išlaiko savo poziciją kaip antra komanda šiais metais. Taip. Lando Norrisas 5 su 10 taškų, McLarenam irgi, reprezentacinis bolidas, toksai kaip 3 komandos kol kas. Įsitrepė Alonso 6 atvažiavęs, vėl tokią formą rimtą demonstruoja. Tarp kitko apie Alonso, jisai stebina ir toliau maloniai stebina, kiam 42 metai. Aston Martin bolidų, kuris tikrai nėra tam pirmam ketvertuke. Tai, bet Verstappenas jo paklaus, kaip sako, jeigu manęs paklaustų dėl Alonso buvimo, reiškia, Red Bullyje pirmoji komanda, tipo šalia manęs. Tai aš manyčiau, kad kas gali samdyti 42 metų sportininką ir užmetė dar, ką sako, jau buvo ne tai, kad klaida, bet nuėjimas nuo strategijos, nes Red Bullis visą laiką jaunus palaikydavo, čia labiau iš Helmuto Marko pozicijų to patarėjo. Ir Vettelis atsimenam atsivedė, ir Verstappeną atsivedė, kaip jaunus pilotus suteikė šansų. Tai kaip ir užmetė ir ant Pereso, ir ant ideologijos, kad, reiškia, ir keista buvo, sako, kad nueita buvo nuo ideologijos samdant Peresą. Tai va, štai Alonso jisai irgi nemato. Tai va čia dar įdomus skirtumas tarp dviejų, kaip aš vadinu, sostų karų, dviejų atstovų, tai yra Hornerio komandos vadovo, kuris vis tik tai labiau turbūt orientuotas į patyrusius, o Helmutas Marko, praktiškai visą laiką matomi jaunus palaiko. Tai va, tai tokia situacija. Kur mes buvome? 6 vietoje Alonso, 7 vietoje Russellas kovoja su Oskaru Piastri ir papildomai 2 taškus dėl to pasiėmęs. Piastris kažkaip šiandien nepavyko suvažiuoti taip, kaip galbūt McLarenui norėtųsi, nes ir Alonso Russellas aplenkė. Ir 9 Hamiltonas, vos taškų, taip prastai kažkaip pyko jisai ant komandos, kad strategija atrodė, kad per ilgai jisai ant kieto mišinio padangų išsilaikė. Ir, klausimas, ar čia labiau strategijos dalykas, ar tiesiog bolidas toliau pagal tokį lygį, kokiame jis yra ir važiuoja. Manau, kad bolidas pagal tokį lygį, nes Russellas, kad ir 7 ir aplenkė, kaip sakė, Piastri, palikęs 8 vietoje jau buvo minėjo, kad labai purtosi, labai bolidas skundėsi, kaip jis ten sakė, kad galva tuoj sproks nuo purtimosi šalme. Kad turbulencija tokia, kad tuoj šalmas nuslys nuo galvos. Jo, tai matyt čia, kaip sakant, bolidų galbūt. Gali būti. Yuki Tsunoda, 10 su 1 tašku, gal 1 taškas nėra daug, bet pirmas Japonas per 12 metų Suzukoj pelnęs taškų. Ir matėsi, kaip pošė tribūnos ir visų lenktynių metų, kai jisai lenkdavo, darydavo lenkimą vieno kito konkurento ir visi labai jau džiaugiasi, kad jisai tą tašką paėmė. Tai mes lygiai taip pat už lietuviuką būtume pasidžiaugę. Tai tikrai yra, už Niko Hulkenbergą turėjome Niko. Taip, tikrai taip. Kuris 11. Tai. Jeigu jisai važiuotų Tuskulėnų trasoj, tada jisai gautų daug šventinių fanfarų. Niko Hulkenbergas, nedaug truko jam sąlyginai iki taškų, tai Haasai kol kas nenuvilinčią formą demonstruoja. Strolo lygyje, bet irgi negali labai pykti. Jisai ten visai gerai gale važiavo, bet visgi, lyginant su Alonso, kuris 6 yra, tai, taip silpnokai, palyginus. Magnusenas 13 šiaip pradėjo lenktynės kur kas prasčiau, bet dėka 3 nebaigusių lenktynės vairuotojų jis yra 13. Botas 14, ne paskutinis, ką galima pasakyti apie Zauberius. Ir Alpina būdų pilotai toliau votuliuojasi labiau link galo, Okonas ir Gaslis 15, 16. Beviltiškai atrodo Alpina, aš vis tiek tikiu, kad gal nebus paskutinį, gal Zauberis bus paskutinį, aš dabar neprisinu, kokia mano prognozija buvo iš tiesų. Pasižiūrėsim dar kada nors. Loganas Sargentas atvažiavo 17, bet ne dėl to, kad gerai važiavo, pačiam gali dar padarė klaidą, apsisuko. Ir atvažiavo paskutinis, tarp kitko, tavo raganiškos pranašystės San Francisco ragana įsijungė ir tu vėl išpranašavai, tu ne tik susidūrimą, pačioje pradžioje tik pasakai, kad viskas netgi ramu, ar kaip ten buvo, ir tada iš karto avarija buvo. Be jokių nuotykių. Ir iš karto, ir tada tu dar
iš karto tokia... Kai jau prasidėjo restartas, kai sakau, nu tai dabar, kaip aš ten sakiau. Tu sakai, kad bus nieko, jokių incidentų nebus, bet bus apsisukimas ir visi toliau gražiai važiuos. Ir tai buvo Lizdeikinė pranašystė iki pat lenktynių galo, kai Loganas Sargentas apsisuko, bet išvažiavo iš Kačių Kraiko. Nu, bet jau buvo gerokai praėję lenktynių. Nu, bet tu nesakei, kad bus tą pačią akimirką. Aš nesakiau, kad tą pačią. Tu išpranašai ir dar tas pačias lenktynės nutiko. Tai pasidariau išvadą, kad reikėtų atsargiau naudoti šitas galės. Galės. Nebaigė lenktynių. Joe, pavarų dėžės problema. Turėjo sustoti. Danilis Ricardo susidūrė pirmam rate su Aleksandru Albonu. Dėl ko buvo raudona vėliava iškelta ir truko net kiek kokį pusvalandį ta raudona vėliava, tai mes ten... Bet buvo laiko mums pašnekėti apie formulę. Taip. Tai pagal šiaip lenktyninis incidentas ten buvo, kai Albonas gal šiek tiek per mažai vietos paliko su tokiu staigesniu manevru Ricardo buvo tokia kaip auka nekalta. Ten, nebuvo jokios tyčios. Tai tenais, manau, ne vienas pilotas per daug ant kito nelaiko, negrėžia danties, kaip ten sako, bet Ricardo tai tikrai nepadės su jo noru kažkaip konkuruoti su Tsunoda ir, kaip manai, iki vasaros... Jau nurašiau, atsakau į klausimą, jau nurašiau Ricardo. Ar jis vasaros... Čia tu pusę klausimą atsakei, nes tu iškart poziciją išstatei. Bet ar jisai, žinai, kai būna prieš ar tai po spa trasos, Belgijos, kai būna vasaros pertrauka, būna keitimai pirmieji prasideda. Taip. Tokie efektai. Aišku, galima anksčiau, jeigu komandai nusprendžia, bet paprastai ten būna suderinami kontraktai ir visa kita, gal netgi mainai kokie pilotų, žinai, ir taip toliau ir panašiai. Ar jisai dar važiuos po vasaros pertraukos iki sezono galo Ricardo su V-Carb bolidais? Gali būti, kad Liemas Lawsonas yra taip. Ir jau visi šneka, kad jį paleis pabandymui, tai tikrai iki vasaros, kaip jisai atrodo. Ir jeigu jisai suvažiuos gerai bent vienas, arba jeigu jau dvi gerai suvažiuoja, tai Ricardo taip ir nebegrįš tada. Bet čia priklausys ne tiek nuo Ricardo, kiek nuo Lawsono pasirodymo. Manyčiau taip. Visko gali būti. Aš tai net nežinočiau iš tiesų, kaip gali būti. Manau, kad 50-50, bet jeigu reiktų statyti lažybų kontorai, tai tikriausiai statyčiau, kad liks iki sezono galo. Statyčiau, kad liks, bet žymiai daugiau šansų duočiau, kad Lawsono tikrai paleis kokį vieną kitą kartą pabandyti, kaip jisai atrodo. Tai vat, pažiūrėkime, kaip situacija yra su vairuotoju, darbuotojų įskaita. Po 4 etapų čia jau. Po 4 etapų. Apie lenktynės baigiam, tai dabar koks išsidėstymas yra po 4 etapų. Iš viso primenam 24 etapai, tai kaip ir pradžia jau praėjo, galim vertinti kažkokias tendencijas. Praėjo netgi šeštadalis. Taip, tai sakau, jau pradžia, gera pradžia, jau tokia praėjo gabalas. Verstappenas pirmas, jokio surprizo, 77 taškai, Perezas antras, 64 taškai. Čia norėčiau iškart atkreipti dėmesį, pertraukiau, kad mane džiugina nedidelis skirtumas Perezo nuo Verstappeno, tik 13 taškų šiaip jau. Taip, nėra beviltiškas, tai jeigu, tarkim, Verstappenas dar, tarkim, bolidas jo neklaus arba avarija. Arba sugenda. Tai tada gali. Bet atkreipti dėmesį, mes, kai kalbam apie šansus kažkam bent pakonkuruoti su Verstappenu, visada kalbam ne apie jo, kad jis suklys ar klaidą padarys. Kad bolidas jo. Kad bolidui kažkas atsitiks, ar techninis gėdimas, ar ten, tai iš tikrųjų reikia pripažinti, Verstappenas dabar yra pilotas numeris 1. Leclercas 59 taškai, trečias, kažkaip nustebau, galvojau, Sainzas bus aukščiau, o Sainzas ketvirtas su 55, tai minimalus pranašumas. Todėl, kad praleido lenktynę, Sainzas atsimenė su appendiksu, kai buvo. Tai... Taip. Bet tai, aš manau, kad taip kaip važiuoja, tai tikriausiai ilgainiui sezono gale Sainzas turėtų būti viršui, nebent kažkas pasikeis. Šiaip aš dabar žiūrėdamas irgi nustebau, kad Leclercas aukščiau, nes Sainzas lipo buvo vis 3 kartus ant podiumo ir buvo pirmas, tai jau 25 taškai, bet Leclercas irgi buvo pakankamai aukštai ir rinko nemažai taškų. Lando Norrisas 5 yra kaip McLaren pilotas ir 6 Oskaras Piastris, tai kol kas McLaren vis dar išlaiko savo statusą kaip 3 geriausia komanda šiais metais. Tik 5 taškų skirtumas tarp šių dviejų pilotų.
Šiaip pakankamai jie kartu važiuoja. Taip sakant, nėra, kad Piastris gauna į krapus, Lando Norrisą, kad ten labai dominuotų. Manai gali būti, kad Piastris, yra galimybių, kad jis atvažiuotų aukščiau sezono gali. Kad užbaigtų sezoną aukščiau? Čia mažai šansų. Mažai šansų. Ne. Kiek duotum iš 100% tikimybės? Arba nežinai, kaip kitokia skalė. Skalėje nuo... Tai gerai, 100%. Nuo nelabai iki labai, kiek tiki, kad Piastris aplenks Lando Norrisą įskaitoje sezono gali. Nuo 1 iki 10, 2. Ai, tu pakeitei skalę. Kažkaip nuo nelabai iki labai skalė yra. Kiek tu tiki? Nuo nelabai iki labai. Labai 10. Ne, čia ne 10, čia yra nelabai ir yra labai. Nelabai. Matai, čia labai tokia rimta skalė buvo. Supratau. Taip, tai Piastris, taigi, 6. Russellas yra aukštesnysis tiek ūgio, tiek taškų prasme pilotas už Lewisą Hamiltoną, tai Russellas yra 7. Ir susilyginęs, tiksliau Fernando Alonso gal tiksliau susilygina su Britu, su Russellu ir Ispanas yra dabar 8 vietoje su lygiai tiek pat taškų. Tačiau Russellas dar šiuo metu klasifikuojamas aukščiau dėl aukštesnių pozicijų užimtų prieš tai. Ir Lewisas Hamiltonas 9. Tai skirtumas didelis tarp šiaip Russello ir Hamiltono, kai jie dabar tikrai nėra pačioje aukščiausiai, tai jie renka tikrai ne po 20 taškų. Tai 24 pradžioje ir 10 taškų. Tai 14 taškų skirtumas tarp Russello ir Hamiltono yra pakankamai didelis. O tu manai, kad čia, dalyvauja tame psichologija, ar čia labiau sutapimai ir visa kita? Manau, kad psichologija 50% tikrai sudaro, ne 100, ne 80, bet 50% psichologiniai dalykai. Hamiltonas vis tiek jisai, kaip ir Toto Wolffas minėjo ten trumpai, kad kaip man pranešė apie šitą išėjimą į Ferrari, tai kai grįžo po atostogų verkė Wolffas. Šitas Hamiltonas, Wolffui sako, pasikvietė mane kavos, sako, mes galvojom, kad išgersim tradicinį šlakelį kavos. Tradicinį šlakelį. Jo. Jo. Ir atsisako ir tada Hamiltonas sako, aš išeinu į Ferrari, reiškia, tai Wolffas sako, tai ką daro? Kad taip tipo anksti, žinai, kontekstas, kad taip anksti pasakė, ar čia informuojam. Tai ką tu man dabar nori, ką aš daryčiau? O dėl ko aš čia apie tai pradėjau kalbėti? Psichologijai. Tai kažkaip manau, kad taip, nes matai, Hamiltonas, matyti, jam buvo žiauriai sunku pranešti irgi. Daug dalykų yra ir jis prieš sezoną, kaip pranešė, kaip sakom, pirmas kartas istorijoje, kai taip anksti prieš metus jau pasako. Tikrai? Gal istorijoje ne pirmą kartą, bet aš neatsimenu, sakykime. Aišku, galima kritikuoti. Gal tokio kalibro, žinai. Gal tokio kalibro? Sunku pasakyti, būtų įdomu šiaip pasižiūrėti, nes aš kažkaip taip, tiesiog nežinau. Aš atsimenu, kad buvo tokie komentarai, kad pirmą kartą gal ne visoje istorijoje Formulės 1 vos ne nuo 50 metų. Bet neįprasta situacija. Bet neįprastai anksti pranešta yra. Supratau. Lansas Strollas yra 10, tai į 10 įpuola, nors techniškai jisai buvo 10, nes jis dabar taškų nepelnė, o Tsunoda pelnė. Atsiprašau, kuris yra 11. Tai Strollas, aš manau, kad jis važiuoja labai proporcingai savo galimybėm šiuo metu. Taip. 10. Nėra jis tikrai blogas, bet ir jis nėra elitinis vairuotojas. Taip, jis važiuoja visiškai pagal savo ir būtent automobilio galimybės. Jeigu Alonsas, sakykime, važiuoja truputį aukščiau automobilio galimybių, tai Strollas būtent važiuoja taip, kaip ir turi važiuoti. Taip. Tsunoda dar padidina šiokią tokią persvarą nuo, aš laiką kaip atramą vartoju Danielio Ricardo vardą. Tai 11 yra, irgi labai svarbius taškus Red Bull dukteriniai komandai, tai V-Carb, Visa Cash App Racing Bulls. Tai 7 taškus turi, o Ricardo nieko neturi. O Ricardo šiuo metu turi 0 ir yra 17, dar apie jį pašnekėsim ten iš šakės. Oliveris Bermanas vis dar laikosi 12 vietoj, to 6 taškus pelnė su Ferrari. Tai... Čia kai apendicitą turėjo Sainzas, tai šaunuolis. Tai va, ir iki šiol jis iki sezono galo tikrai ne paskutinis bus, galiu garantuoti. Hulkenbergas. Aš garantuoju, žinok. Tu sakei, diskutavom, kad
kad netgi žiūrint praeitų Tu manai, Sargentas metų- 6 taškus surinks? Netgi žiūrint praeitų metų čempionatus, nėra tokia jau lygi kova, kad čia būtų taškų rinktų ir tas, Taip. ir tas gale vis tiek velkasi komandos, kurios kovoja dėl vieno kito taško. Tai sutinku. Tai dėl to tikrai drąsiai galiu garantuoti. Hulkenbergas pusiau lietuvis visai respektabiliai važiuoja. Trečias, 13 su 3 taškais. Ir Kevinas Magnusinas atsilieka per 2 taškus, tačiau yra 14. Vieną taškelį. Ir Hasai visai tikrai neblogą formą turi, palyginus bent jau su praeitais metais. Žiūrėsim, kiek tame yra Komatsu įtaka, o kiek tai yra tiesiog, taip jau gausi šiais Kaip metais. aš anksčiau pavadinau Yamamoto kažką. Yamamoto, tu vadinai, vienas iš imperatorių, man atrodo, buvo. Tai Ir Bushido rinks, reiškia, kažkoks Yamamoto ar Yamamato buvo man. Buvo kažkoks toks neblogas kovotojas. Aleksandris Albonas, pirmas iš taškų nepelniusių pilotų, 15. Reikiuojasi, priminsime tiem, kurie galbūt naujai prisijungia, tai Formulė 1, aišku, kas daugiau taškų, tas pirmas, bet jeigu turit po lygiai taškų, tai pirmesnis bus tas, kuris pelnė bendrai paėmus aukštesnių vietų didesnį skaičių, kaip čia pasakęs. Tai Albonas kol kas geriausiai atlieka savo funkciją iš tų, kurie nepelno taškų. Perrengiu kamerą, gal tada grįžtam. 16 Joe, šiaip keista, nes Zauber atrodo kiekvieną kartą taip tragikomiškai važiuoja, kad net keista, kad jisai aukščiau buvo. Ir aukščiau už Ricardo, kuris... Ir aukščiau už komandos draugą Botą, kuriam vis neprisuka ratų normaliai. Taip, ir jisai 20 Botas, Okonas 18, 19 su Gasliu, tai Alpine votuliuojasi dugne ir tik tais, asmeniniai skaitų nėra visiškam dugne. Ir Sargentas iš 20 aktyvių vairuotojų 21 važiuoja, tai nemažai ką pasako. Apie Ricardo trumpam, daug mes apie jį šnekam, gal jau ir šnekėm, gal čia nebus kažko, ką labai daug pasakyti. Iš tiesų, man įdomu, ar tokiais atvejais, kai Red Bull galvoja, ne Red Bull, o dukterinė komanda Red Bullių, mes Ricardo imsim vietoj Lawsono, kuris jau parodė, kad visai neblogai tą bolidą praeitais metais sugebėjo suvaldyti. Aišku, tai yra vienetinis pavyzdys, tai nėra tendencija, bet Ricardo savo kaip markė krito nuo McLaren dienų labai staigiai, jis dar Renault tada važiavo gerai. Ir jau McLaren labai smarkiai krito jo markė, vieną dar pergalę, tarp kitko buvo Monza iškovojęs. Ir viskas. Ir tada jis iki šiol kažkaip savo CV dar gyvas. Taip, bet realiai jis nebedemonstruoja nieko. Jo, manyčiau, va čia tai buvo klaida. Aš irgi būčiau jį pasikvietęs, tikrai atrodė sugrįžta vis tik tai jo potencialas, gal ne taip kaip jauni lenktyninkai, kurie turi galimybę auginti. Čia kalbu apie sugrįžtą jo potencialas. Bet jisai sugrįžo ir labai trumpam. Ir jisai išėjo galutinai dabar. Mano tokia versija. Manau, kad jau viskas yra, tai... Neduočiau daug, nestatyčiau už jį daug. Aš iš jūsų už jį nieko nestatyčiau. Prisimenė, mes žiūrėjom atlyginimus, reiškia, nagrinėjom. Tai dabar aš mintinai nepasakysiu staigiai, bet jo ten prie pat galo Ricardo atlyginimas, tai žinai, iš kitos pusės didelių pinigų neišleidžia komanda, tai kad čia kažkas staigiai nusipirkti šio sezono metu, tai vienintelis šansas, ką esam kalbėję, Lawsonas, kuris yra atsarginis, duoti jam šansą, kad jis tikrai norėtų pasirodyti ir paimti vietą, reiškia. Bandom gal tada pasižiūrėti į konstruktorių taurės situaciją. Tai jau netoli pusvalanduko esam, tai galime pasižiūrėti kokią situaciją. Red Bullis pirmoje vietoje, bet Ferrari pakankamai respektabiliai vejasi. Du ryškus lyderiai, Red Bullis ir Ferrari. Ferrari nesivėja, bet nesmarkiai bando atsilikti, nes dabar buvo 2 pirmos vietos Red Bullio, tai nutolimas nėra didelis per 21 tašką. Taip. McLaren Mercedes 69 taškai irgi žiauriai atsilieka nuo Ferrari šiaip jau. Ferrari lyderiai visiškai antri tarp tų komandų. Ir pagal tą patį principą, taip santykis labai panašus, tiek kiek Ferrari išsiplėšė nuo McLareno, tiek McLarenas išsiplėšęs nuo Mercedes. Jeigu taip imtume santykį grinai. Mercedesas tai visiškai prastai.
Tai ir tada, žiūrėkim, Aston Martin tik per 1 tašką atsilieka nuo Mercedes. Ir aš kažkaip galvojau, kad su Strolu lyginant to prastą važiavimą, tai galvojau, kad Mercedesas bus pakankamai atsiplėšęs nuo Aston Martino. Pasirodo tik per 1 tašką ir Aston Martin atrodo ryškiai atsilieka nuo tų 3 Ferrari, McLaren, Mercedes, o jis tik per 1 taškelį, va, Alonso nuopelnas, čia sakyčiau didžiulis jo taškų renkamas skaičius. Red Bull Honda RBPT 7 taškai, 6 vieta, pakankamai komfortabiliai. Bet atkreipčiau dėmesį, vat, mes kalbam, vat, tas 6 vieta Honda, jau antras 5-tukas, 7 taškai visa komanda, kai ten kalbam 150, 120 ir Aston Martinas užbaigė 33 taškai, o paskui jau 7. Tai čia outsiderių 5-tukas ir tarp jų irgi kova verda čia, vat, po 1 tašką, kaip tu sakai. Taip, nes Haasas turi 4 jau, ir Williams 0, Sauber 0 ir Alpine 0. Aš vis dar tikiu, kad Alpine gali būti ne paskutinį vien dėl to, kad nebūčiau suklydęs smarkiai. Man tai dabar aš taip Sauber galvoju, ar jie... Na, aš vis tiek manau, tikiu, kad Sauber gali būti paskutiniai, vėlgi neprisimenu savo prognozijas priminę. Aš manau, kad Alpine gali netgi 8 būti, nes pasižiūrėk, Williams 0, Sauberis 0, Alpine 0. Bet Albonas reguliariai atvažiuoja aukščiau už Alpinus. Nu, sutinku, bet įsivaizduok, tu paimtum ne 10, o 9, pavyzdžiui, vietą ir tu jau turi 2 taškus. Nu, taip. Tai jo. Yra šansų. Yra šansų. Teorinių šansų yra, tai bus matyti, kaip ten bus. Bus matyti. Tokia ta situacija yra su konstruktorių taure. Nebent mes turime dar ką pasižiūrėti, kalbant apie šias lenktynės. Manau, kad užtenka kaip tik pusvalandis apžvelgti situaciją, yra pakankamai. Manau, kad mes dabar jau susitiksim, kaip ir minėjom, su tiesioginės transliacijos metu Kinijos GP po 2 savaičių, sekmadienį 10 valandą. Tikrai taip. Ačiū Jums, kad buvote per šį pirmadienį, tai 12 valandą šitas prasidės leidimas šito mūsų žurnaliuko, audio-vizualinio žurnaliuko. Tai tada geros likusios Jums pirmadienio dienos ir pergalė bus mūsų. Iki. Viso.